Mažas minkštimo filtras. Vienas itin mažas. 5 litrai. Čia telpa apie 18 litrų užpildo. Ganėtinai galingas, Klak firmos. Taip, ką mes matom. Kompiuterį, čia pilam druską. Šitą vietą. Taip, matom, kiek kubų liko iki prasiplovimo, kad kiek dienų plaunasi, kiek valandų ir ar vanduo bėga per filtrą ar nebėga. Tai dabar nebėga. Jeigu bėgtų, tai rašytų skaičiuką. Tai pilnai programuojamas filtras. Turi daug programų. Taip nustatyta, kad minkštinimas. Galim užeiti į antrą gylį, pasižiūrėsim, kiek tų programų yra. Taip, čia antras gylis. Čia yra pirmas plovimasis, bet gali būti pertrauka plovimuose. Labai daug nustatymų. Ir va, ir kiekvieną tu gali kitaip susiprogramuoti. Taip, antras, trečias yra įjungtos standartiškai 5 programos. Gali dar įjungti, jeigu reikalinga. Ir dabar į pirmą gylį užeinam. Kiek filtras plaunasi minučių. Kiek laiko sūdosi. Apsiskaičiuoja pagal vandens tyrimus ir kiekvieną parametrą susivedi taip, kaip reikalinga. Jeigu yra problema, pavyzdžiui, sūrus vanduo, prasiilginė štai šitą poziciją, antrą plovimą be košą. Čia taip pat gali pasikelti pagal poreikį. Jeigu vanduo sūrus ar kitos problemos su vandeniu. Taip, kiek druskų naudos. Individualiai susivedi, kiek nori, kad naudotų. Ir apskaičiuojama, ir pavyzdžiui, apskaičiuojama, kad turi sunaudoti 2,5. Tai pavyzdžiui, vanduo kietas, šitą pasikelia. Čia vienam praplovimui naudoja 2,5 kg. Čia yra 5 programa. Taip, čia yra užpildo kiekis, irgi vieną kartą įvedama, kai naujas filtras, kiek yra užpildo įpilta capacity. Taip, kiek kubų filtras gali išvalyti, tai irgi yra apskaičiuojama pagal kationito litrų kiekį į filtro vidų ir pagal vandens kietumą. Taip, čia papildomos programos. Taip, kaip ir viskas. Taip, labai kokybiškas daiktas, tvirtas plastikas. Patogus naudoti, pilti druskos. Taip, galim nuimti dangtį, pasižiūrėsim. Taip, kaip jis atrodo. Štai taip. Čia kanalizacija. Čia parodyti įėjimas, čia išėjimas. Čia minkštumo reguliatorius. Čia galim pasireguliuoti vandens kietumą su šitais kraniukais. Čia yra 100% minkštas vanduo. Pasukam. Vanduo eina per vidurį šiek tiek. Ir štai šitą vietą. Ir tokiu būdu maišosi vanduo minkštas su kietu nevalytų vandenį. Filtras šitas gali išvalyti iki 4 kubų per vieną ciklą. Taip, šitas apie 1 kubą. Čia maža labai druskos dėžė. Į druskos dėžę pilasi druska. Perkasi po 25 kg maišai. Druska atrodo štai taip. Tokia tabletėms. Druska pilasi į vidų. Pačiam balionė yra užpildas, kationinė derva. Štai ten viduj keičiasi po 7 metų. Šitą reiktų kas 3,5 keisti metų, dvigubai dažniau. Dvigubai greičiau susidėvė ir užpildas atrodo štai taip, oranžinis. Toks jis atsiplauna druskos tirpalu. Taip, galim pasižiūrėti. Va, tokia medžiaga, kationitas vadinasi.